Labas rytas, turim trečiadienį, nauja diena, aš tuoj už 5 minučių pradėsiu darbą darželį, šiandien tokia ankstesnė darbo diena, ką tik Beną palikau daržį ir iš karto čia, gerai, kad čia viskas labai šalia, galima greit pro kiemą prabėgti ir jau esi kito darželio teritorijai. Tai va. Dirbsiu šiandieną iki po 3:15. Nu ir ką, pasiimsiu Beną, varysim namo. Tai irgi tokia darbinga ši savaitė, dar ir šeštadienį reikia eiti dirbti. Tai darbų daug. Nu, bet gerai. Čia kažkaip paskutiniu metu pasižiūrėjau statistiką filmukų, kažkaip matau, kad mažiau žiūri žmonės, jau pradėjo tokias mintis lįsti galvą, kad gal žmonėms ne taip ir įdomu pasidarė, nebe taip gal smalsu, kaip čia mes gyvenam. Nu, aišku, paprasti žmonės, paprastas gyvenimas, eilinės dienos, daug darbų, galbūt nieko įdomus ir nebeparodau, bet kai turiu laiko vis pafilmuoju, nes ir mano tėveliai visada pasižiūri, ką mes čia veikiam, tai dažniausiai visa mano aplinka visada dažniausiai žino, kas jau žiūri filmukus, ką mes veikiam ir kuom gyvenam, tai dažniausiai nebent aš turiu klausti, kaip jūs gyvenat, kas naujo, nes praktiškai kiti žmonės, kurie mato filmukus, tai kaip ir viską žino. Tai džiaugiamės pagaliau atėjusiu pavasariu, tik dabar tokia dilema, nebežinai nei kaip pačiam rengtis, nei ką vaiką aprengti, nes ryte šalta šiek tiek, po to įdienoja atšyla tas oras, jau karšta, tai vėjas pučia. Tai va taip kažkaip turi laviruot, bet vis tiek neapsieinam be tų slogų ir kosulių. Na, bet turim priemonių. Šiais laikais tai po truputį viskas eina geryn ir pagaliau sulaukiam to ilgai laukto pavasario. Tai kol kas tokios naujienėlės, tokie dalykėliai. Kažkaip, sakau, būtų faina kokį saulėtą, nežinau, savaitgalį ar dieną ir su draugiam susimatyt. Žiūrinėjau čia kažkur, gal rasčiau kažkokių tai lauko baldų, būtų faina pasistatyti kokį staliuką, kėdes, išeiti ten atsisėsti kažkur po tą pušim. Tai vis pasižiūrinėjau skelbimus, nes naujų nematau reikalo pirkti. Čia Norvegijai turim tokį gan didelį portalą, kur būna netgi dovanoja tos kažkokius ten daiktus, ar ten gali nusipirkti brangiai arba nebrangiai. Tai vis stebiu, tik tiek, kad jau labai visi graibsto, nes buvau užmačius tikrai neblogą tokį komplektą, buvo lauko stalas, tokia kaip sofa ir viena kėdė, man atrodo. Nu, žinot, tokie ilgaamžiai, plastikas, nelabai gal organiška medžiaga, bet faina, kad jinai nebijo nei lietaus, nei sniego, tai tiesiog gali pasidėti ir tegul ten būna, kai vat turi progą išeini į lauką ir atsisėdi ir fainai praleidi laiką. Tai aš kažkaip rezgu tokią mintį, kad būtų neblogai arba bent jau kažkokias ten, nežinau, porą, trejetą kėdučių ir staliuką. Šiaip aš turiu tokį baltą staliuką prie durų, ten yra tokia gėlė padėta. Man atrodo, viržis iš po praeito rudens vis dar ten stovi, bet reiktų jau jį išmesti, nes jis tiesiog ten sudžiūvęs vargšas. Ir gal nusipirkti kažkokią kitą gėlytę, bet kol kas dar, kai yra ir rytais šaltukas, tai nepirksiu, palauksiu šiek tiek šiltesnių orų ir gal pasižiūrėsiu kažkokią, arba gal naują viržį.
nes jie, man atrodo, nelabai gal ir tų šalnų tiek bijo. Nežinau, bet dar liktais aš jų nemačiau. Tai bus matyti. Ir vad dėl tų lauko baldų tai tikrai būtų labai fainai kažką ten pasidėti, nes mes turim tokių kaip ir lauko plytelių daug. Yra ten toksai kaip laužavietė tokia padaryta, bet aš galvoju tiesiog išsiardyčiau tą laužavietę, nes mums jos kaip ir nereikia, mes grilių turim. Ir ant tų plytelių tiesiog pasistatyčiau tą staliuką ar ten tas kėdutės ir būtų fainai. Tai gal pavyks kažkokį tai reikalą nugriebti, tik tada jau reiktų ir parsigabenti ir visa kita. Tai tokios mintis, tokie dalykėliai, ką turiu dar porą minučių ir reikės eiti pas vaikučių, tai susimatysim vėliau. Nu ką, šiek tiek apsitvarkiau, esu dabar viena, kolegė nuėjo valgyt, o aš palaisčiau gėlytes, sudėjau kėdutės ant grindų, nes čia po pietų tai bardakėlis buvo. Visada žmogus, kuris ateina anksčiausiai, ruošia pietus, tada po pietų mes tvarkomės, prausimės ir vedom vaikus miegoti. Tai dabar vaikai miega. Turim 1 valandą. Ir aš dabar lauksiu, kol kai kurie vaikai pabus, rengsim juos, eisim kažką veikti. O vėliau, nežinau, turbūt eisim į lauką, oras visai gražus. Tai mūsų šitas darželis yra montesorinis. Jame turim nemažai veiklų. Šitas kampelis yra muzikos ir dainų. Tai šiek tiek galiu parodyti, kol esu be vaikučių. Tai čia vat turim daineles, čia turim instrumentų kampelį. Tai čia dainuojam, grojam. Čia visur yra ir veiklų, ir valgymo staliukai. Čia turim šiek tiek vat irgi Lego, tokių visokių montesorinių žaisliukų, tokių visokių dalykėlių. Vyrauja visokie mediniai žaislai, bet jie yra labai praktiški ir priverčia vaikus mąstyti. Tai pavyzdžiui, atidarai tokį, randi kamuoliuką, tada uždarai, įmeti. Maži vaikučiai turi progą pasukti galveles ir pagalvoti, ką veikti. Čia vėl visokios puzlės, dėlionės, atpažinti gyvūnėlius, gėlytes. Nežinau, ar čia mane matot normaliai. Čia tokie vat užsiėmimai, kaip valyti batukus.
Nu viskas, baigiu pliurpti, 2 mažyliai atsikėlė. Einam žaisti. Darbelis baigtas. Išmečiau šiukšles dar visas. Varau Beną pasiimti. Bet jau svajoju atsisėsti ir pačilinti truputį. Vis tiek yra reikalų su tais vaikučiais. Labas rytas, turim ketvirtadienį. Nu ką, atlėkiau iki parkingo darželio, ką tik Beną palikau. Eisim vėl darbuotis iki 4. Oras gražus, saulėta, bet gan šalta. Nėra daug tos šilumos iš ryto, bet nuotaika vis tiek yra tikrai gera ir saulutė šviečia. Tai viskas fainai. Bet mano nugarytė skauda. Kažkaip labiau viena pusė. Tai nežinau, reiktų rasti laiko pratimams kažkokiems. Ir šiaip norėčiau jau šiek tiek labiau susiimti ir su viso kūno tokiu tvirtinimu labiau. Vasara artėja, norėtųsi iš tikrųjų pasportuoti, bet man kartais jau, sakau, paroje atrodo trūksta to laiko, nes, nebeužtenka niekam. Ir šiaip atrodo grįžti po to darbo, jau nieko nebenori, dar eiti sportuoti, nelabai. Bet vieną kartą čia buvom tikrai su Benu taip lengvai pasportavę, jis tikrai sąžiningai su manim sportavo 20 minučių. Ten jau judėjo, kaip jis mokėjo, mes dar filmavom, atsimenu tą tokį sugreitintą video, kaip mes ten darėm tokius visokius judesiukus. Ir po to aš dar įsijungiau, man atrodo, apskritai gavosi virš gero pusvalandžio tokio judesio. Tada jau jis šiek tiek pavargo, sakau, tu jau pailsėk, nes, ir darželį prisisportuoja, jie ten laukia ir dar su manim tada sportavo. Nors gal ten buvo sekmadienis, dabar net nebeatsimenu. Bet jo, norėtųsi kažkaip rasti tam laiko, jau pajudėti ir šiek tiek maistą kažkokį sveikesnį pradėti kažkaip labiau valgyti. Bet, ne visada viskas palei planą gaunasi, nes tikrai kartais, kaip sakau, grįžti iš po tų darbų, greit kažką į orkaitę ar į puodą ir valgai ten jau tą, ką turi, ar ten, nežinau, kartais ir kažkokias nesąmonės, ten ar tą pizzą greit įsimeti išsikepti. Tai neapsieinam be tų nesąmonių iš tikrųjų, bet sakau, kažkaip bandysiu ir mitybą kažkaip gerinti ir rasti laiko pajudėti ir nugarą patvirtinti. Nes vis tiek mes čia ir tam darželį prisikilnojam tų vaikučių, nes reikia ir sauskelnes keisti, mes turim ten tokią pritaikytą vonią vaikam, didesni vaikai gali užlipti su tokiais ištraukiamais laiptukais, išsitraukia iš po stalo laiptai ir jie patys užlipa, mes padedam jiems atsigulti ir mes pasikeičiam tas sauskelnes. O
O mažiukai jau nepalips ir tu neleisi jiems lipti, nors kiti gal ir norėtų, bet tu turi juos užsikelti ant to vystymo kaip ir stalo ir tada jau keisti. Tai visi tie kilnojimai irgi kartais kerta per tą nugarą, ypač jeigu tu dar netaisyklingai juos kelsi. Būna, kad jie ir verkia, ir nuotaikos neturi, arba nori paguotos, tai vėl pasiemi juos į glėbį ir visokie tokie svoriai duoda tau prisimint, kad tu turi nugarą. Tai va, tokie dalykėliai. Ką, turiu dar šiek tiek laiko. Oi, šiandien jo, kažkaip ir to miego trūko. Gerai, kad žadintuvą neišsijungiau po pirmo karto, nes labai greit vėl užmigau, kai suskambėjo. Kažkaip aš tiesiog kažką ten paspaudžiau ir vėl užmigau ir paskui girdžiu vėl skamba žadintuvas. Gal eina savo, gerai, kad aš jo neišjungiau, nes nežinau, kada būčiau atsibudus. O šiandien ketvirtadienis. Reikia suruošti 2 dėžutės Benui į darželį maisto ir dar savo susiruošti ir dar papusryčiauti ir susirinkti visus daiktus ir laiku nuvažiuoti darbą į daržą. Tai būčiau turbūt prisiveikus šiek tiek reikalų, jeigu būčiau pramiegojus, bet nieko, viskas gerai. Būna kartais. Šiandieną teko vėl eit pas Beną, nežinau, kiek ten tų valandų buvo jau paryčiai, gal po 4. Tai teko vėl su juo miegoti, nes prieš tai 2 naktis miegojau savo lovoj ir kažkaip jis matyt labai pavargdavo, nežinau kaip jam tas miegas susišviečia, kad kartais jisai šaukia mane, kartais nešaukia. Tai tada, kai nešaukia, tu tiesiog miegi savo lovai ir gali dar labiau pailsėti, nes pas jį lovai ten miegoti, tai ne pats fainiausias variantas, nes ta jo lova yra pritaikyta vaikui, o ne mamaitai. Ir dar 2 žmonės miega tokioj lovai, nes mes tada kartu miegam. Gerai, kad telpam dar kol kas, bet tikiuosi kažkaip išaugs gal iš to šaukimo, nežinau. Aišku, vis tiek vaikas vienas kambarį, kai prabunda naktį, ar ten paryčiais, jam nėra smagu, nes jis taip ir sako, aš ten, sako, būna kartais bijau, nors ten mes jam paliekam ir tų lempučių ir švieselių, bet vis tiek, kai prabunda vienas, tai ir nesmagu ir nori, kad kažkas ateitų, pabūtų šalia. Tai viskas čia suprantama, aš gal ir pati maža nenorėčiau vieną miegot kambarį, nes, žinot, ta vaikų vaizduoti irgi laki. O ypač, kai ir tos knygelės vaikiškos, ką aš galbūt esu ir kažkiek jau minėjus, nepamenu, ir ta pati Kakės Makės knyga, man nepatiko iš tikrųjų vienas dalykas, kad kas turi vaikų, gal ir supras mane, gal ir pritars, gal ir ne, bet mes turim tą Kakės Makės knygelę, abėcėlės, man atrodo, kažkaip ten vadinasi. Ir kiekvienam lape yra paveikslėliai su raidėm ir iš tos raidės yra pavaizduoti kažkokie tai ten dalykai, ten tarkim agurkas, ten arkliukas ir panašiai, ir tu kai paspaudi tą mygtuką ant tos būtent raidės, tai ten ir pasako, tarkim, ten agurkas, ne, ten kažkaip kitaip sako. Žodį iš tos raidės ir ten dar kažką, ten pavyzdžiui T paspaudi ir ten sako tėtis, einu parnešti ten pieno ar kažkas ten panašaus. Bet kai paspaudi raidę B, tai pasako baubas ir taip nusijėkia. Sorry, bet ar būtinai reikia baubo? Ir ten dar toks gan baisus paveikslėlis yra toj knygeliai, toksai
baubas kažkoks ten, nu tikrai baisus, aš nesuprantu, kodėl reikia į vaikiškas knygeles dėti kažkokius tokius baubus ir dar tokius visokius baubiškus garsus, kad vaikai po to pradeda bijot, žinokit. Ir po to būna, kad vaikas sako, oi, Mama, gali eiti su manim kartu į kambarį, nes aš nenoriu eiti vieną. Sakau, kodėl? Nes būna kartais ir šviesu tam kambarį dienos metu. Nes ten baubukas gyvena. Nu, žinokit, mes paėmėm tą kakės makės knygą ir tiesiog ant to baubuko užklejavom, man atrodo, bitę. Tiesiog lepduką, nes irgi iš B raidės ir gal aš buvau ir pasakojus kažkokiam vlogė ir gal netgi rodžiau, kaip mes tą baubą klijavom bitėm, nes nu man yra iš tikrųjų kažkiek pikta, kad kam reikia tuos visokius baubus ten rodyti ir dar įgarsinti juos. Nu, po to vaikai bijo eiti savo kambarį ir prisigalvoja, ar ten pamato kažkokį šešėlį ir jiems atrodo, kad ten baubas. Ir tada tėvai sako, jokių baubų nėra ir čia tik tais knygelės tai prašo, kad čia vos ne pasakų herojai ir tu tada suki galvą, kaip tam vaikui paaiškinti, kad nu nėra tų jokių baubų, viskas gerai, nėra čia ko bijot. Užburtas ratas, žinokit, jau 10 minučių pliurpiu, tai nežinau, ar aš čia galbūt kažką reiks ir iškirpti, nes jau užsipliurpia mamaitė šį rytą. Tai ką, palinkėsiu gražios dienos, ar gražaus ryto, ar ramaus vakaro, nežinau, kada čia mano tą vlogą žiūrėsit, o aš einu, atidirbsiu dar vieną dieną.